O, sveiki atvykę prie mano video, kai aš esu kačiukas. Taigi, praeitas video buvo apie tai, kaip mes stengiamės būti stiprie. Taigi, mano raumenys dar nenusilpo, aš dar esu stiprus. Ir nepamirškite tai, kad kai įsirinksiu 270 prenumeratorių, nufilmuosiu šį žaidimą. Aš jums pažadu. Ir prenumeruoti yra raudonas mygtukas, kuris nieko nekainuoja. Taigi, ko laukit, prenumeruokite. Oi, geriau neliesiu rozetės. Taigi, jūs man į komentarus rašite į užpraeitą video, kad supurvinti kambarį močiutės. Tai gerai, padarysim. Purvinsim močiutės kambarį. Jūs taip prašot, tai aš taip darysiu. Gerai, kaip mes galim supurvinti? Gerai. Palauk, močiutė, žiūrėk. Va taip. Aha. Tu robotuk dar miegok. Klašė. Pasidarbuosiu. Gerai. Pamušti čia. Šitą banką čia. Nu, gerai, kad ir sudužo. Gerai, mes gerai, metam ir šitą. O šitas dušta? Ja, dušta. Ir šitas dušta. Oi. Ir šitas taip dušta. Lipam. Sudaužom ir šitą. Šitas irgi nepakenktų. Kentų. Hop. Kamuolys. Močiutė, gaudyk. O, nepagavo. Ir ką čia dar galima sudaužyti? O, balionas. Gerai. Ten yra vazonų. O ne. Močiutė? Ai, kažkas irgi rašė tai padaryti į komentarus. Taigi įvykdėm dar vieną misiją. Gerai? Močiutė, neik prie manęs. Aš mesiu į tave vazoną. Aš darau komentarų užduotis, o tu man trukdai. Nepyk. Gerai. Labas. Ji dar vis pyksta. Nepipyk ant manęs. Ateik. Reikia sudaužyti čia. Lėkštės, puodelis. Taip. Ateik. Netrukdyk, aš darau misijas. Gerai. Supurvinom. Misija padaryta. O dabar žinot, ką darom? Sprunkam. Kol močiutė neatsikėlė. O ne, jie atsikėlė jau. Šakam čia. Taip, nagi. Gerai. Šakam čia. Ir šakam čia. Ir šakam čia. Kas čia? O, čia arklio galva. Jeigu norite, kad aš močiutei uždėčiau šią arklio galvą, parašykite komentarus. Uždėk močiutei arklio galvą. Gerai, taigi, dar aš praeitam video, aš jūsų klausiau, kokia spalva nudažyti sieną. Taigi, man parašė violetinė. Taigi, eime į paslaptingą kambariuką. Aš atradau, kad čia yra meniu. Tai dabar einam į paslaptingą kambariuką. Dabar einam į gatvę ir nudažysiu violetinė spalva
Siena, kaip ir prašėte. Bet jeigu jums nepatinka violetinė spalva, parašykite komentarus, kokia patinka. Ir kitą kartą būtinai aš ją nudažysiu. Batonai, žiūrėkit. Iš jų pavalgyti. Gerai, jie pavalgė. Pamaitinam savo viščiukus, dabar einam dažyti sienos. Gerai, va violetinis kibiras. Gerai, pasiemam teptuką. Va taip va. Gerai. Ir dažom sienas. Ne. Nudažysim sienas, gerai. Aha. Va taip. Na va, nudažyta siena. Gerai. Va. Na, kaip patinka dabar? Nudažiau jūsų mėgstama spalva. O jeigu nėra mėgstama, tai parašykite komentarus, kokia jūsų mėgstama spalva. Gerai, ką mes dar čia galim nuveikti? Aš dabar bandau prisiminti, ką dar rašyti komentarus. Gerai. Gal pasikalbam su Meltonu? Ką Meltonas veikia? Čia kažtai degtukus. Mes galėsim kažkada pamatyti Meltoną. Gerai, bet mes turim degtukus. Ir vieną šautuvą. Gerai, gal pabandom kažko dar kažko. Ko dar čia yra? Apčiai. Oi. Gerai. Ką mes galim paveikti? Labas, šuniuk. Tai bitės. O, gerai. Šanami bitės, gerai. Haha. O ne. Au. Auč. Ai, kaip skandžia. O ne, aš miriau. Aš turiu 9 gyvybės, tai gerai. Jeigu jūs norite pamatyti mano tikrą katiną realybėje, kuris dabar prie manęs čia vaikšto, parašykite komentarus, noriu pamatyti tavo katiną ir tada aš jums parodysiu, kaip atrodo mano katinas. Gerai? Taigi laukiu jūsų komentarų, ar norite pamatyti mano katiną. Gerai. Eime. Kur einam? Einam pas... Gerai, eime į viršų. Norit užlipti į pačią aukščiausią. Užlipam į pačią aukščiausią vietą. Gerai. Taigi, jeigu dar turite užduočių man, rašykite būtinai komentarus, ką man padaryti. Galite sugalvoti bet ką. Aš galiu padaryti bet ką. Na, jeigu tai įmanoma. Pavyzdžiui, išleisti Meltoną. Čia žiauriai geras komentaras, ačiū, kad jį parašėt, bet aš prieš video bandžiau 100 milijonų kartų jį išleisti. Jisai sako, kad jisai kuria atnaujinimą I Am Cat žaidimui, tai geriau netrukdykim jam. Gerai. O mes lipam į viršų. Medis. Aš ant medžio. Jeigu mes gyvensim ant medžio. Aš čia vėl nuskridau. Aš tiesiog atskridau čia. Ne atėjau, atskridau. Skamba keistai, ar ne? Gerai. Reikia eiti va štai ten ir surasti lentą, kad galėtume gyventi ant medžio. Labai gera idėja. Gerai, mums reikia kažkokio ilgo daikto, kad galėtume jį ištiesti, kad galėtume mes būti ant medžio. Reikia lentos kažkokios gal. Labas, šuniuk, nežinai, kur yra kažkoks ilgas daiktas. Kas kitai galėtų būti? Parašykite komentarus, kaip manot, ką aš galėčiau panaudoti, kad aš kad aš, patekčiau ten. Gerai. Jeigu jums patiko šitas...
trumpas labai video, kaip aš atlieku jūsų užduotis ir būtinai prenumeruokite, kad sužaisčiau naują žaidimą, kuris tikrai jums patiks. Esu įsitikinęs 100%. Spauskite like ir prenumeruoti. Su jumis buvo Asimas. Iki.